Tvarumas prasideda ne nuo daiktų. Tvarumas prasideda nuo minties. O tam, kad mintis būtų tvari, pirmiausia reikia sustoti. Tvarumas yra gebėjimas pažvelgti kitaip. Tai akimirkos, kai senos detalės tampa nauja pradžia. Bokšto spa sodelyje Jolita Vaitkutė sukūrė meno kūrinį iš perdirbtų baseino akmens plokščių, metalo atraižų ir statybinių darbų likučių. Tai, kas kažkada buvo tik medžiagos, šiandien virto skulptūra, primenančia, kad viskas gali įgyti naują formą. Viskas vyksta prieš akis. Kūrinys kinta kartu su metų laikais, dangumi ir sodu, kuris jį supa. Tik sustojus, tik pakeitus kampą, tik pažvelgus kitaip, pamatai jo esmę. Po uždarymo bokšto spa atgimsta iš naujo, su pagarba tam, kas buvo, ir sąmoningumu tam, kas bus. Tvarumas mums tai poilsis, kuris leidžia mąstyti aiškiau, nes pailsėjusi mintis, tvari mintis.